veidai kažkokie, tai visi nematyti. Čionais Tomas Benduraitis, jau kažkas nežino, vienintelis žmogus Lietuvoje nugalėjęs Arnold Classic'e praeitais metais Europoje. Noriu pasakyti, kad prieš 2 mėnesius pas Tomą gimė vaikas, berniukas vardu Brūnas, pasveikinkit, jeigu būna sveikas, jo šeimai, sveikatas, viskas. Nu ir šiandien darysim atvirą tokią treniruotę, toks formatas, nežinau, kažkas iš jūsų matė, nematė. Formatą sugalvojom štai tokį, jeigu mes Slovė šiek tiek kitaip darėm, tai dabar darysim iš kitos pusės. Darysim pilnai su Tomu treniruotę, jo vedamas aš darysiu visus pratimus, jisai atlikinės pratimų metu. Jūs visus klausimus galite uždavinėti absoliučiai, kas jums įdomu. Kodėl būtent taip, o ne naip, ten pavyzdžiui rankų padėtis, iš alkūnės, iš rankos, iš bicepso traukti ir panašiai. Atlikus visą treniruotę, po to su jumis apsakysim visus jūsų klausimus, pažiūrėsim į visus šitos pratimus, kuriuos atlikinėjome, ta prasme jūsų techniką pažiūrėsim, Tomas pažiūrės, pasakys, kur kažkokias tai klaidas darėm ir panašiai. Kažką paįvairinsim, daug mažai pakartojimų, o ne, bus įdomu. Esmė, kad būtų taisyklingai daroma, nesvarbu kaip, kas, bet esmė tas, kad taisyklingai daryti. O daryk, kad tu nori, bet kokį nori pratimą, bet esmė, kad taisyklingai būtų. Čia svarbiausias dalykas, čia stebuklo iš tikrųjų nėra, tik tai, kad žmogus taisyklingai atliktų ir jaustų raumenį. Bandysim parodyti. Nugarą dažniausiai darai atskirą dieną ar su kažkokiu tai dar raumeniu? Nugarą darau atskirą, bet dedu dar bicepsų pratimą. Nu pradedam, nuo ko dažniausiai prasideda tavo treniruotė? Aš pradedu daryti nuo prisitraukimų. Tai va čionais galim drąsiai padaryti. Darau 3 skirtingas paėmimas. Aš darau 3 skirtingas paėmimas. 2 ratus paužydės darau. Vienas būtų toksai, kitas toks, sekantis toks. Toks paėmimas daugiau kampuojantis. Šis paėmimas daugiau su giluminiu mentės raumeniu susijungia. Atvirkštinis apie. Ilgesnis, bet lygus. Lygus man ir geriau, bet pas klube nėra. Aš ant lygos pripratęs. Lygus man geriau. Aš geriau jaučiu, geresnis ištempimas gaunasi. Aš dabar esu toks šiek tiek svorio priaugęs, aš daug nepadarau, bet jeigu būnu prieš varžybinis, tikrai daug galiu daryti, netgi reikia svorio, kad jaučiu raumenį, nes būna per lengva daryti. Kreipkite dėmesį, kad rankų nereikia iškviesti, kad čia. Nedarykit, čia nereikia. Ką noriu pasakyti dar, taip darom, jeigu turi draugą, naparniką, tai būtų labai didelis privalumas jam baigiantis jėgom pastumėti visada. Nes labai yra svarbu įtraukti, kuo daugiau įtraukti. Bet aš girdėjau, kad priešingai reikia ištempti pilnai raumenį, kad iš tiesų rankų pilnai. Ta prasme, kad ištemptų. Kad plačios ištemptų? Maksimaliai. Ne, aš taip nedarau. Kitiems sausgyslės skauda. Pakankamai va užtenka šitai. Pakabyk svorį, pamatysi, kad ištempt svorį. Nu, čia vėl individualiai, kitam gali ir tinka tas, aš neištempiu. O pats paėmimas, nykštys ant viršaus arba užrato formą. Kaip jūs pats darot? Geriau būtų su šitas. Taip. Jeigu lengvai laikus rankus, gali ir taip laikyti. Šiaip geresnė jėga būtų. Bet prisitraukti jau nereikia smakro, ne? Dažniausiai jau... Reiks stengtis kuo daugiau prisitraukti. Kuo viršau, bet viršus jau neleidžia bicepsas tau? Ne, nesueina, bet būtų gerai tas padėti, pastumtų į viršų. O pakartojimų skaičius visada maksimalus? Aš neskaičiuoju. Ta visą kiek iki atkazo, ne? Padarau 3 skirtingus, 2 ratus. Mes jau siauriau pasiėmė, būtent vidų.
kuo įvairesnis, tuo labiau, kad zarodė tos skirtingus paėmimus. Bet per vieną treniruotę taip praeini ir siaurai ir plačiai viską iš karto. Jo. 2 ratus po 3 skirtingus paėmimus darau. Maišau, kai kada darau kokius 4 paėjimus, normalių paėmimų tik tai ir viskas. Aš dažnai maišau. Jo, aš ant vieno nesėdžiu, kad būtų. Kiek setų dažniausiai? Siaurai, plačiai, siauriau, kitaip ir dar. Čia kiekvieną tokią treniruotę pradedi dažniausiai? Dažniausiai. Kartais darau tik tai 3 traukimus. Nugarai. Jo, 3 maksimum. Žinai, kad maksimaliai šį bicepsą stengiasi toliau šiek tiek nuo skersinio būtent atsitraukti. Bicepsą stengiasi atpalaiduoti, kad iš bico netraukti. Ne. Bicą pajungsiu, jeigu daug nusileisi. Tada daugiau. Iki pat apačios, jo. Bet šiaip neišvengiamai dirba, tik pečiai, tik bicepsus, bet jeigu daryti iš bicepsų, tai turi kojas iš priekį atmetęs, daryti daug nusileisi. Ir tada arčiau skersinio. Tada jau bus bicepsus, jo. Tarp bicepsų. O nugarą kaip čia jungiasi labiau prie vietos. Čia tik yra eina pagrindas minčiukas. Siauresnių paėmimų daugiau čia pasijungia. Platesnių sparnai labiau. Siauresnių. Jo. Platesnių sparnai. Jo, labai. Visai plačiai, visai pats skambas. Dilbis jau pavargo, ne? Pristraukimų, jo. Vertikali trauka ne. Pristraukimiška. Bicas dilbis. Jisai ne tai, kad pavargsta, tiesiog jisai užsipumpuoja labai greitai. O, klasikas tai ten Geurus. Ką? Toliau? Toliau būtų, aš tokiu principu darau. Vienas iš viršus, kitas pratimas viena iš. Tai tempsim prie pilvo. Jo.
Ne, aš neturėjau šitą dalyko, tai negaliu. Dėko net nebūdė. Nu, pažiūrėk, Tomai, čionais taip pat. Yra maža, trumpa amplitudė, yra ilga amplitudė, kaip tu. Į priekį pasislinkę išmeti, nes būna, žinai, toks yra labai trumpas būtent čionais. Pataikyti į apačią. Man geriau kaip darosi į priekį šį įsitempimą. Vis tiek esmė irgi būtų suvest. Pakartojimų diapazonas? Aš darau 5-4 prilimus. Aš visus darau minimum, kad 10 būtų ir daugiau. Dabar sakė, kokį svorį atspėjai iki galo. Jo. Po to žiūri, arba sumažini, arba padidini. Jo, reguliuoja svorį. A, čia mažas, matai, patempimas gaunas. Padidini svorį? Padidink jo. Čia mažas ištempimas šitą neįrokiu. Aš kur darau daugiau duodama ištempti. Aš kur treniruojuosi, jis man leidžia dar daugiau išsitempti. Galima čionais kažką padėti. Bet gerai, darom šitą, bet aš čia norėjau pasakyti, kad man geriau jaučiasi, kada Žymiai ilgesnis trosas. čia trumpas. Viskas sunkiau daryti. Bet jos mes ir tu iš vis nejudi. Ta prasme, čionais kaip Nejaučiu, akmuo. ne. Kiek pasiėmei, ane, taip ir viskas. Ir čionais jau stop. Man aukštas netinka. Šiaip reikėtų žinau. Bet jis man visą atiduoja. Jis man nesimavo. Šiek tiek greičiau, kad, nu, visi girdėtum. Aš kur darau, man reikia dar daugiau ištempti. Bet praktiškai iš vis net jaučiu, kad patinka kažkur vietoj. Čia sunkiau daryti, aš nepratęs. Man net ant pečių kažkaip jaučiasi sunkiau. Ką dėl svyravimo? Dėl svyravimo jo kažkas klausia, svyruoju. Nu, pavyzdžiui, jūs tai lėmuo labiau į priekį virš tą vietą, jo izoliuotas. Kaip? Nu, jūs Aš tipo pasislinkiau į priekį labiau, tu turiu omeny. visas, o jūs ne, jūs apačiai nejudate. Nes tau per trumpas trosas gaunasi. Jisai iš apačios. Nu tai, man Realiai nekerta apačios nugaros, tai man tai esmė vis tiek šitam treniruokliui, kad ištempimas ir suvedimas būtų. Man tai sunku daryti, aš nepratęs, čia labai trumpas gaunas. To, kur darau, tai daug man daug įsitim. amplitudė per trumpą. Jo, per trumpą. Teoriškai čiūnais kaip ir turėtų kūnas šiek tiek arčiau eiti, bet tau neleidžia ranka. Platieji jo. O bicepsas? Ką bicepsas? Tai tau būtent platieji neleidžia kuo arčiau pristumti. Jo dėl rankos, dėl bicepsas. Jo, matai, o žiūrėk, pavyzdžiui, aš ant pirštų galiukų ir aš galiu pilnai išsitiesti. Ai, tavo kojos ilgesnis. Nu, dėl to tau- tai dėl to. Jo. Op. Jo. Kažkur teoriškai pas tave štai taip sakė. Aš tik mačiau rankas gal ištiesiu.
Ištiesi Jo, mažiau. kada mažiau ištiesi, tada pakimba daugiau. O nenaudojat lataus, kai Ne, su štanga aš darau. Čia tas viens ir tas pats, jo. kaip čia Jo, gal pradėti mokintis gal ir gerai, va, ant šito būtų. Bet aš su štanga darau. po rankas per algūnės visą laiką būna atitempęs. Pilnai neištis. Poilsis maždaug, nu, tai kokiu tempu dabar daro, maždaug taip ir vyksta treniruotė pas tave? Toks pat maždaug tempas. Nu, visą treniruotė kažkur valandą maksimum. Biškai daugiau? Plius gaunas bicepsas. Ai, nu jeigu plius bicepsas. Plauzas, tada. Gal per daug atsilošia. Mažiau mintis traukiu. Daugiau mintis traukiu. Čia tik dabar. Kažkur biškai. Aš maišau, aš praktiškai skirtingai, vos ne kiekvieną treniruotę, kaip užeina. Pavyzdžiui, klube pas mus anksčiau klubas mažai, tai aš kažką darau, jau tikrai gaunasi. Bet darau šitą, kad visi būčiau užšilęs, ne daugiau, užkaitęs nugaras. Praktiškai daryti štangą gali ir nugarą, žinai, dar kažkas. Prie vertikalios dabar? Jo. Kartais aš darau 6 priėjimus čionai, ant šito. Būna taip, vienas iš priekio priėjimas, kaip už galvos. Nes aš darau, man patinka daryti įvairius, kitaip įmaišyti, kad raumenį daugiau toks apkrova geresnį gautųsi. Nes iš vien ten daryti tą patį, ten 6, nu, šiaip nežinau. Priekį, sakykime, labiau link. Tada, jei nori efektą geresnį, tada vis tau turi dadėti kažkas, kad paprievartauti raumenį daugiau. O už Tai nugarą? aš kada vien sportuoju, tai darau 6 priėjimus, vienas taip ir kitas už galvos, taip jau 3-3 gauna. Už galvos labiau čionais. Už galvos, jo, šitį patį darau šoną. Kai už galvos. Jo, o aš imu siauru, galvom su mentis vidurį. O tu atsiloši ar stengiasi vertikaliai? Čia aš manau, kad mažai pabūs. Tai čia specialiai nedatrauki, kad pastovi įtampa būtų. Sunku datrauti. Reikia lengvesnį svorio. Tai kad lengvas svoris, žinai, ir vėl man daug reikia daryti. O kad jausčiau reikia svorio sunkesnį. Dėl to taip gaunas. Čionais vėlgi, ne prie pat trauki, o kažkur čionais. Jo. Pečius viršutiniam taške stengiasi į viršų išstumti. Ne pečius, o aš apie nugarą. Bet pečiai pas tave fiksuoti ar ne? Ne, aš jaučiu, net nejaučiu.
prieš, nes labai gerai matosi. Aš turiu omeny, nu, žiūrėk, tai labai gerai petys, jinai eina į viršų, bet šitam viršutinės čia, jisai, kad asmen, ne čionais lieka, o tu išneki, aš apie tai kalbėjau. Aš... Jo, mintis. Nu, petys kartu su mintim. Čia ir vėl kitoks treniruotis, nes sportuoju, tai gaunasi man greičiai. O amplitudė iki kur traukiat už galvos? Čia kur daugiau reikia traukti. Kuo žemiau, ne? Jo, aš ant šito žinai traukiu. Aš kai vaikštu, aš kur sportuoju, tai man gautųsi va toks traukimas. Ar siaura? Man palyst reikia. Palyst reikia, jo. Dėl to čia taip nesigauna sutraukti. Bet visada kreipi dėmesį į techniką, ta prasme, technika viršau, aukščiau negu svoris kažkoks darbinis ir taip toliau. Daugiau technika. Kažkur Nes šitą technika sau leidi, svarbi. kokį nors bicepsų, sakykime, ne? Ne, tai viskas gaunasi automatiškai, jeigu tu per didelį svorį paimi. Bet kartais reikia ir tų svorio. Kad oplėšiai Jo, labiau. jo, nes kad raumuo augtų reikia jam didelio krūvio. O tą krūvį padaryti reikia automatiškai, išgaunasi iš viso kūno inercija. Tai čia yra normalu. Profesionalai iš vis sportuoja, jie taisyklingai, jie ne vienas taisyklingai nesportuoja. Nu, Jie praktiškai, jo, pas juos, Jacksonas. nu galbūt ten vienas, bet jie dideli raumenys, pas juos jėga didelį. Kaip jis gali Ir daryti. mokėjimas sutraukti raumenį visai kitoks. Ką? Iš vis, nu, pavyzdžiui, darant bicepsą, jisai su užmetimais labiau sutraukia raumenį, negu ten naujokas su didelė technika. Labai siaura yra. Aš anksčiau darydavau, tai labai, ta prasme, aš galiu iš vis labai giliai nulipti. Iki pačios mato. Tai daryti reikėtų giliau. Kuo giliau. Bet ištiesint vėl rankų neišties. Rankų neišties. Kad čia sulenktus ir kad sugrįžtų. Pas jūs taip kažkaip gaunasi labai alkūnės į išorę labai. Aš gal man... Jūs specialiai tai padarot su tom alkūnėm? Ar taip Ant natūraliai? kurio, ant šito va būtent? Jo, Natūraliai gaunasi. aišku. Aš tik už galvos traukdamas bloką dažniausiai stengiuosi palaužti mintis. Kad tai tu lygiai girčiai. Bet ant šito treniruokio neišeina. Tai padaryti. O su siaura rankena, kaip šiandien darėm iš viršaus, mėgsti patraukti? Maksimaliai su atsilošimu iki smakro ir iki krūtinės? Aš krūtinės siekiu. Iki krūtinės. Kada krūtinės siekiu, tada automatiškai tau įsijungia menkai. Nes jeigu tai rodė iki veido, Jo. O čia dar... aš į krūtinę Viršaus ar palei krūtinę? Žinai, ta prasme, palei, gal netgi giliau, jo. žinai, vat, ar taip, ar taip. Ar palei krūtinę. Didesnis atsilošimas ar Čia mažesnis? rodysiu. Labai daug neatsilaušiu. Aš ne kiek atsilaušiu, kiek išlenkiu suvesdamas. Kad kuo giliau, bet tu sakai gerai, žemiau, kuo žemiau. Nes kiti yra iki čia traukti. Iki krūtinės apačios praktiškai, ne? Žinai, ne visiems gaunasi, man kai kurie pratimai, tai neina sutrau. Kuriem lieknesnis jisai daug daugiau gali įtraukti ir panašiai. Ir nepamirškit niekada draugas draugui padės, žiauriai geras dalykas.
Dabar reikėtų štangą patraukti. Štanga? Einam tenais, ant vietos gal patrauksim tenais. Nu, ten muzika labai garsiai. Blogai girdės. Nu, nieko to. Jinai čia. Prašau. Atsiprašau, gali dar truputį muziką pakėlti? Nes kaip tik ten tam kampelį esame, baigsi. Kas štangą liečiu dabar, tai ir vėl čia visi skirtingai, kaip kam geriau iš tikrųjų daro. Nu, davai skirčius dvi variacijas. Ta prasme, pasilenki Aš vieną darau. šiek tiek, arba vos ne 90 Aš laipsnių, nes kuo daugiau pasilenkiu. kuo daugiau pasilenki. Man geriau jaučiasi. Ir vėl, kiekvienam skirtingai. Aš darau atvirkštinį paėmimą. Man reikia giliau. Jo. Dėl to aš darau šitą. Atvirkščiai Jo. labiau- Jo. Reikėtų blynus mažesnius uždėti. A, tu nori išsitiesti. Supratau. Čia stengiasi nepersistengti su svoriu turbūt, o ne, nes toks šiek tiek Aš pavojingesnis. iš vis didelio svorio nevartoju. Aišku, jei beveik atsistojęs gali. Bet kada darai 90 laipsnių, tada jau sunku. Yra 5%. Žinai, kuo plačiau, ta prasme, kad stabiliau Svarbiausia, kad jaustum. pėdos stabiliai stovėtų. Aha. Kad jei pėdos nestabilios, tu į ten ar į ten siuvuosi. Arba reikia arba. Jo, o paskui tu sutupi taip, kad tau nugaros apkrova nebūtų kampas. Pagauni savo Supratau, ta kampą. prasme, dubuo atgal eina užpakalis, Jo, kad visas jo. svoris būtų būtent ant štangos. Jo. Ta prasme, jeigu taip Ir kaip pasikabinti. darai šią štangą, daugiau stengiasi su ritmu daryti kokiu daugiau, bet iš menčių, ne iš kūnų. Žinai, tada tau geriau sutrauksi į galą. Nebūtų jo, būtent iš. Dar daugiau įtrauk štangą ir būtų pabandyti. Va, šitą būtų. Tokį, žinai, su variumu ritmą pasigaut. Svajų bicas jau supranti? Ir kas? Nu, Per daug ištys. aš jau visas, aš negaliu. Per daug rankas ištys. Bandyti. Nes būtent tas Ne, ta trumpas prasme- veiksmas iš... Daugiau su rankom daryti. Nes, tipo, štai šitas veiksmas būtent ant biceps eina per tą, per Jo, bet tu sulaikymą. kaip darai, nepamiršti laikyti rankas glaustai. Glausčiau. Jo, nes šitai stengi spausti. O pratimuose, kad panašiai jūsų treniruotės, kaip ir čia eina dabar iš eilės? Šitie pratimai, kuriuos susidūrė. Tokia eiga tvarkos nėra. To salė maža, užimta Bet tai nėra vis tiek, kad prie štangos pirmą iš karto šaukat. Pirmą porą bent visą porą. po to. Ir aš tik laikausi tų, vienas iš viršus, kitas iš apačios pratimų. Vėl, vienas iš viršus, kitas iš... Padarėm pristraukimus, padarėm šitą. Padarėm bloką, padarėm štangą. Kaip su skysčiais to, matau, kad iš kokos bent jau nieko neatsigėrė, kažkur pamiršti. Geriau, kad kiek troškina, tai geriau. O ten nešiotus bačiokus pilnus skrandžio vašyt, ne. Skrandis turi būti normaliai, neužkrauti. 5 litrų pačiokų. Ten reklama, kažkokį nesąmonę. Bet tu 2 litrus suleisk per pačią treniruotę. Tada tu valgysi ir aplamai pilnas. O vandenį šiltesnį geriat ar šaltą? Treniruotės metu. Šiltas tikrai ne. Labai šaltum. Kodėl šiltą pažymė? A ne, man vanduo turi būti vėsus, gaivus. Bet tai šiltą greičiau iš karto suvirškina. Iš
iškart jokios Galbūt dėl to, bet aš pilno to skrandžio jau bent man asmeniškai. nebandžiau, nežinau šitą. Man realiai atsigertų ir viskas. Dėl to negaliu nieko pasakyti. Kad labai šalta, tai tikrai negerai. Čia gydytas pasakys, bet kaip mes gali peršalti ar kažką šilto, nežinau. Kiek darėm plėjimų? Po 2, man atrodo, nepadarėm. 4. Dar vieną padarom. Kartais darau 6 priėjimus, joju. Žinai, kada vien susikoncentruoji. Vat pat čia, žinai, prie žmonių kažkaip nekas. O kai vien susigazuoji, tai... Visus pratimus daro, kol nepajaučia gal pačiausiai. Kaip sakai? Visus pratimus daro, kol nepajaučia normaliai raumenį. Kol nepavargstu. Raumenį aš jaučiu. Aš raumenį pajaučiu nuo pirmų. Nebūna, kad nejaučiu, nei vieno pratimų nėra iš tikrųjų. Jo. Kažkaip, žinai, pripratęs gal, kada pagauni, išmoksi ir buvo kažkada laikas, darai ir nei šilta, nei šalta. O dabar taip nėra jau, tik 4 metai darai. Nėra, kad nejaučiu ir nepadaryčiau treniruotis normaliai. Nu, ta prasme, kad nejaučiu šumpavimo. Tai labai būnu nepatenkintas, jei ant ryt raumenų neskauda. Nors retai būna taip iš tikrųjų. Skausmo būtinas. Dar sekančią dieną. Na, aš kur yra, pavyzdžiui, pečiai, bicą sunku, kad įsiskudėm. Pavyzdžiui, pečius. Labai jau reikia užmūs, nes... Aš bicą gal mažiausiai jaučiu. Geriausia ar blogiau? Mažiausiai. Pečius visada skauda. Nes jeigu jau naujokai jau nori, mano, kad jeigu skausmas, tai reiškia blogai, tai pečius. Skausmas yra gerai ir būtinas. Tai žinai, reikia klausinėti profesionalų ar blogai ar gerai. Aš manau, pasakys visi gerai. Kaip tikrų, nepakankamas krūvis. Raumenį. Nu, tikras kočiokas, tai aš manau, tikrai pasakys, kad turi raumenis skaudėti. Aišku, žmogus dėl sveikatos sportuoja, tai jam nebūtina. Užtenka, kad pasipumpuotų kažkiek žaidėti. Bet jeigu rimčiau kažką, tai be krūvio nebus nieko. Bet nuo pačio pampo dar labiau skauda būtent tuo momentu raumenys. Nu, prasme, 10-12 pakartojimą darant neskauda raumenys atliekant. Tiesiog pavargsta raumuo ir daugiau negali traukti. Bet atliekant 20-30 pakartojimą jau skausmas būtent raumenyje jaučiasi. Čia turi būti labai taisyklingai daryti. Bet šiaip mano krūvis skauda. Nebūdavo krūvis. Bet visiems po pakartojimų, pavyzdžiui, skaičius, ar ten po 12, ar ten kojom, pavyzdžiui, po 15. Nu, kojom aš... Ar pagal jausmą Aš skaičiuoju kojom ir krūtinė bazinį štangą. O šiaip kitų beveik neskaičiuoju, ten minimum 10 ir daugiau darau viską. Aš labai mėgstu su nužemėjimu daryti. Ten pečius mostai darau maksimaliu ir dar 2-0 žemyn iš karto. Žiauriai. Ir vėl maksimaliai, ne? Pailsiu jo ir kokius 3-4. Labai gerai, užteks. Jo, paliekam bicepsų šitą. Kaip šitas Denisas Džeimsas toks yra, nu ten iš profų, tai treneris. Ten, pavyzdžiui, daro 16 pakartojimų, daro 4 greitus, 4 tada, nu, lietus, pavyzdžiui, vėl greitus, vėl lietus. Tipo, ir skaidulas, ir lėtai vargstančias jungia, nu, vienu priėjimu, ir greitai. Yra. Naudoja visą energiją, jie dar tuo lėtu apkrauna dar papildomai. Bet čia ne mūsų lygis, iš tikrųjų, čia ne mūsų lygis. Mums užtenka tikrai bazinis gerai padaryti, izoliuotis dar kažkokius ir viskas, ir bus labai gerai. O čia, kur va kalbėti, tai čia jau aukšta klasė. Man nebent kliautis iš karto angliavandenį treniruotės metu, gliukozę varyti, ne cukrų. Net tą reikia mokėti atlikinėti tą visą, ką ten. Nu, schemą. Šiaip savo negersi savo sulčių ir pilsi tualetę arba... Ten mes net nepatemsim, nes ne tokie raumenys iš švermės tiek nėra. Aš supratau, ką tu, bet ten labai aukštą klasę. Bet dabar, pavyzdžiui, rusai, ten, nu, vienas, tai Lindaveras tokie.
jie statų dinamiką tokia pradėjo labai naudoti. Kaip darbas vyksta 40 sekundžių priėjimas ir 70% amplitudės su 30% svorio ir darai 20-25 pakartojimus, tada 45 sekundės lygiai poilsis tarp priėjimų, vėl darai. Po 20-25 daro su mažais svoriais. Aš esu bandęs daryti 10-10 kojom ir minutės pertrauką daryti. 10 čia bus čia. Jo, aš padariau 7-8 minutės ištvermė baigėsi, bet bomba. Čia jau bombinė. Čia tikriausiai tiem, kurie turi raumenis. Jo, čia sakau, čia profesionalam, kurie jau jų netenkina, jie nejaučia galbūt šitų paprastų pratimų. Jiems, raumuo pripranta, jam vis naujovės. Bet tu žiūrėk, o jeigu, pavyzdžiui, naujokai, kaip jis sako, čia arba MF-otitos Beno Pakulskio, arba ten rusas yra toks Suleimanovas, jisai knygą parašė būtent apie stato dinamiką. Žiūrėk, pavyzdžiui, jaunuolis ateina į sporto salę, jam 10 pakartojimų parašysi, kaip ir bus okei. Bet jisai bandys maksimaliai didinti svorį, tai prasme jisai su didesniu svoriu darys. O jeigu jisai, pavyzdžiui, tą patį pratimą, 1, 2, 1, 2. Ir jisai kokį mėnesį taip darys, jisai pripras ir techniką pagerins. Čia ir raumens atžvilgių progresas didelis bus. Bet kas taip daro? Niekas nedaro. Niekas nedaro. Dėl to, kad visi žiūro ant svorį. Taip. Žiūro, kad kuo daugiau. O jeigu švariai darytų, tai tikrai treneriai jie taip ir daro su žmogum atėjusiu pradėti. Pirmiausia, švariai išmokti atlikti techniką ir tada raumenis sakytas krūvis. Nes pagalvok, jeigu krūtinė spaudžia ir atmušinėja, tai nusileidžia. Fiksatorius yra net kaip tupimus daro su štanga irgi. Apačiuoja taip. Jo, nutupė. Aš pats skaičiuok 1, 2, 3 ir 100 ir vėl. Matysi rūpė pagalvos. Nu čia tokie sukiausi pratimai. Aš kojas taip darau. Nes ir kuo gilesnis įtupimas atžvilgiai. Bet žiūrėk, pavyzdžiui, tupimas, ne? O šitoje vietoje tu vis vien neatleidai raumens specialiai. Nu, tu prasme, aš galiu tiesiog tupėti, o galiu atleidai vis... Tai koks ten atsileidimas, bet jaučiasi atsileidimas. Ir po to sprogstamai pakyli. Nesprogstamai normaliai. Normaliai. Normaliai iš raumenų stovi. Nesprogstamas vėl iš kūno inercija gaunas. O kada tu nutupėjai ir stoju, aš jaučiu kaip iš kojų pats. Kontroliuoja visą laiką svorį. Jo, teisingai. O atsistoji nuo kulno ar nuo visos pėdos? Nuo pėdos. Pėda turi būti kaip... Nu, ta prasme, kad nebūtų nei tokių, Ne. nei specialiai tokių tenais. Net aš nugriūsiu, jeigu bus tiek pėdos atkibę. Batai svarbu? Batai žiauriai svarbu. Arba tiesus padas, arba šis be batų. Taip. Jau geriau pasam. Minkštas iš karto mirtis. Nes kedai va tokį jie supasi. O po kulnais, nesidedi, būna nedėjau, kad biškai daugiau prieikia. Jeigu pasidėsit, čia toks kineziterapeutas pasakyti, čia Ne, tai kad... Bet dabar ir batai tokie eina. Pavyzdžiui, trikovininkai kedai, biškai padas yra storės. kad jie nekliūponas, Bet jie tų patų. ir jeigu, pavyzdžiui, nebus kulno, tai štanga gali atgal virsti vienu pris. Pavyzdžiui, Naiko yra didesnis kulnas, Ryboko mažesnis, Adidasas beveik iš viso. Bet yra tas tupimus daro su jais, ar gerai, ne? Ištraukia kėdus pasižiūrėti. Netinkami? Nežinau. Tai va ten yra šiukšlių dėžė. Ką einam daryti, dabar reikėtų, žinai, gal rankiamus mums. Rankina tenais yra su laisvu svoriu trauksim. Pagal šitą, žinau. Šitą kur priekį čia darai, o šitą nepagavom, man, žinau, kažkaip. Ranką, tai kad trau. Ir sloš Čia rankas įskėlės, trau. Galvoju, kad vandensijos bus. Irgi žinoma, bet su kuo pabendrauti. Aš darau tokį, žinau. Arba gal rankiamus prisirišta, eina? Galim čia nais užsikabinti. O šitaip kalbamus jie sako, tai Nes čia du trosai, žmonės gerai padaryti. Čia nais labai. čia gali. Ai, tu ant... Supratau, šitas geras.
Vadim. Čionais supinacija pilna eina, ne? Riešo. Ir tu tarsi su alkūnėm smeigi į apačią. Būtent ta prasme, iš alkūnės būtent. Čionais taip ir... Yra skirtumas, kaip jūs darot su užsukimu, nes aš kaip atsidariau taip ir kad alkūnė eitų į čia, kad suvedimas. Aš darau su išsukimu, aš taip nedaręs. Nes aš stengiuosi jam tai išsukiu į traukį. Vadimai pirmą kartą? Vadimas pirmą kartą darom. Žinot, tie kultūristai, kurie visi... Taip, palauk, Vadimai, padėk. Yra dar kitas. Aš galvoju, mes tą darysim. O čionais tu atsisėdi, kad krosas būtų tiesiai virš tavęs. Ta prasme, ne taip, o... Tolygiai, tai jo, tolygiai. Kiekvienį gal pasirinkau lystinį. Dar daugiau įtraukti paskui. Keli darysim kažką. Viens pagrindinių. Bet irgi daug per sukimą. Ne, man gerai veikia. Aš tik užsigaudau tempimų kampą, kad jaučiamės atsidus raumenį. Visio. Bandė nepagavom. Tarkim, aš darau, kad šitus taktų su vienu ranka vėlgi. Čia beveik tas pats galbūt. Tai, principai jo. Kas čia akcentuojasi šitam pratime? Kas akcentuojasi, tai traukia? Atrankas, kas akcentuojasi, ką čia labiausiai dirba? Sparnus, liaudiškai jo. Platieji. Noriu turėti šitos gerus. O tai visi, man atrodo, traukimai iš viršaus yra labiau sparnum, pločių, o traukimas šitaip yra stovi, nešti. Nugarai arba tikrai dirba kambai, arba susilovo nuo to pavyzdžiui. Nu, bet čionais tenka paminėti, kad čionais, daugiau, kad čia nugara, čionais iš tikrųjų trapecija. Ne. Štai taip. Trapecija jo, man trapecija. Jo. Tai su trapeciniu jungiasi. Platieji. Prisijauti? Jo šitas geras. Nu, tai svorio didelio nepaimsi, kad nepajausi. Techniškai sunku atlikti? Ne. Reikia prajausti. Suspaudi va čia ir neatleidži. Matai, jog jisai neatleidžia. Va. Pastovi įtemptas. Pailgėja, sutrumpėja. Pailgėja, sutrumpėja raumenys. Būtent gali ir dviem iš kartų daryti, ne? Bet po vieną koncentraciją gali. Šis labai nepadarysi, nes... Susirakina, nėra nevysto, tai pabėg nėra kur. O po vieną ranką iš vis kitom raumenų grupėm dažnai atlieki pratimus ar daugiau viskas su dviem? Būtent spaudimas antrį, su dviem. Mažai po vieną ranką. Prašau? Mažai su vieną ranką. Mažai. O daugiau turbūt reikėtų akcentuoti tempas, ką atsilieka. Viena pusė silpnesnė, kita stipresnė, ne? Tas tai jo, tas teisingas jo. Jeigu, kai būna nugara ar petys, bet ne, realiai pats raumuo, kaip ir klotoje, ne ir klotoje, tiedami būna. Būna viena pusė iš vis, raumenys mažesnė. Tai automatiškai viena kitų viena ranka visą. Jeigu taip darai paskutinius priėjimus. Nes kada padarai, kai pareigą atlikai, 10, ten viskas. Bet aš sakau, visiems pratimam beveik stengiuosi dabavkės tokias padaryti. Su tokiais nužeminimais. Tada iš karto jaučiasi visai kitaip raumuo. O baziniai irgi taip pat? Baziniai? Dropsetai irgi Taip, tokie? baziniai. Aš kaip neturiu daugiau standartų.
Jaučiu, jeigu gerai pailsėjęs, jaučiu, kad gerai spausiu, tada darau maksimalų spaudimą. Jei jaučiu, kad silpnesnė diena, tada stengiuosi daryti švariai ten, pavyzdžiui, 120 kg, ten padarau 4, ten po kiek reikia, tai paskui nusižeminimą vėl irgi nueinu. Iki 50 kg. Bet irgi be pertraukų Paskutinis jo. Ten pavyzdžiui, padariau 120 tarkim, padarau 100, tai tada paskui pailsiu, paskui darau su 8 ir man kas nors nuima 50. Lėta. Bet pastebėkit vieną dalyką. Kiek dabar svoris? 100, o ūgis? 1,74 m. Nu, ta prasme, proporcijos. 1,74 m ir 100 kg. Darai dabar dropsetą padarai trigubą, pakalbėjai pastoviai, padarai dropsetą, trigubą ir tik tai šiek tiek dūsauji. Galima sakyti, kad jeigu darytum pastoviai ten, sakykime, 10 po 10, nu, arba ten kažkas panašaus, kraujagyslių sistema kitaip dirbtų ir būtų labiau taip. Pavargtum labiau. Manau, kad tai būtų, nes aš jau ilgą 3-4 metus taip darau tokius. Aš apie ištvermę didėja ištvermė, konkrečiai. Tikrai didėja. Tai pakartojimas ir yra ištvermė. Daryt, kalbėt nėra lengva. Kiekvieną treniruotę taikomi plius minus kitokie pratimai, metodai truputį ir tu darai, tarkim, vis tiek bandai akcentuoti mažesnę amplitudę, kad užpumpuot raumenį, taip pat kaip ir darant nugarą, taip? Ir nedarai, pavyzdžiui, tokių treniruočių, kad paimti iš ten sausgyslės raiščius visus, op ir sutraukti, kuo didesnė amplitudė. Ne, aš tik kartais... Ne. Net neapsimoka, ne? Aš tik darau vieną dalyką, kartais prasitampymą, žinai, o tik... Jo, ir viskas. O ten tų, ne. Nereikia. Aš ten tik neištiesiu rankų dėl sausgyslių. Taip ir nereikia iš tikrųjų, nes jos krūvį gauna. Ir tada mažiau krūvis čia, na... Jeigu iš sveikatinimosi pusės, tai geriau daryti visą po didesnę amplitudę proto ribose. Bet jeigu tu savo srities specialistas, esi kultūristas... Čia skirtingi dalykai. Sveikatingumo žodžiai ten kitaip. Visada visi ir gydytojai sakys, čia blogai, viskas blogai. Bet ką aš noriu pasakyti? Proto ribose arba pilna amplitudė arba nepilna, o proto ribose vat ir daro, kad nėra pilnos. Kažkur pilnai neištempia arba... Teisingai, va. Jam yra proto ribose. Teisingai, pabrėžė, jei dėlių svorių ir dar ištiesinėsi, tada didesnį tikimybę į traumą. Jo. Atleidinys staigiai gali būti, raumenį negalima staigiai. Lengvų svorių, jo. Galbūt metų gale. Galvoju. Ne, man užtenka. Gal dar nenoriu iš tikrųjų atskleisti. Nenoriu kalbėti, nes tikrai mąstau dar iš tikrųjų. Yra metų gale, bet ne Lietuvoje. Ir ne Arnoldė. Arnoldė 2 kartus buvau jau. 2014, 2015. 2014 antrą vietą laimėjau, o 2015 pirmą laimėjau. Tai nėra kaip tikslu, kad... Varžybinis svoris kuo skiriasi 2014 metais? Ten mano klasikinė kategorija, tai nieks praktiškai nesiskiria, gali skirtis tik tai forma gali skirtis, pagerėjęs gali būti, o į svorį tu turi vis tiek įtilpti. Mano varžybinis klasikiniam iki 7-8. Šiuo metu kiek? Dabar 100. Bet aš dalyvauju ir kultūrinę, ir klasikinę. Bet dabar tokią stadiją ruošiatės ar ne dabar? Matai? Krūviai, organizmai. Krūviai, aš sakau, vėl tie krūviai pagal savijautą aš darau, bet aš stengiuosi
daryti taisyklingai ir dirbu daugiau ties tuo, kur mano trūkumai. Bet režimas dabar... Mano trūkumas blauzda, dvi galvis, viršus man realiai viskas tvarkoja. Kojų. Automatiškai kyla, nėra ką veikti. Ir tai aš... Ant procentaliai tie svoriai irgi paaugo pakartojimų skaičius. Kai va dabar prie dabartinio svorio jų mažiau tų pakartojimų daro. Aš darau daugiau. Daug darau. Daug, visada, kad ir ruošiantis, nesiruošiant svoris. Aš neauginu masės, kad daryčiau maksimaliai ten. Aš tengiuosi daugiau išdirbinėti. Nesvarbu, sezonas ar sezonas visada. Nes paskui vis tiek reiks į kategoriją įsispausti, kuo daugiau priausia, kuo daugiau paskui. Arba jau netilps, arba numest reikės. Arba į aukštesnį. Jo. Dar neturiu to tokio tikslo, kad į aukštesnį taip greit perėti ir greit. 96, Kas toliau? Labai Europoje aukštas lygis. Užtenka į Arnoldą nuvažiuoti ir tada suprasti lygį Lietuvos ir net Europą neina lygis. Dabar reikėtų daryti puloverį, trapeciją. Rusija irgi lygis. Dabar čia Tai Rusijos visur, kur aš žinau, Augimai. Patrauk suoliuką? Žmonės irgi nesitikė. Tu davai gal 2 kartus parodyk, kaip krūtiniai, kaip nugarą, kad žmonės žinotų, nes pas mane tas pats, žinai, aš dariau prieš ant metų pastoju krūtiniai, tiesiog sveiksmas buvo iš taško A į tašką B ir viskas, jau ant metų nedarau, nes neprajaučiu iš Tai vis. dabar trauks į nugarą, ne? Ar pulovį? Nu, sakau. Čia būtų krūtinė. Ištiestos rankos, Jo. vos per alkūnės, kad sąnarį patogiai patausoti. Sakai, nejauti, bet krūtinė matas dirba. Jį dirba susitikau. Bet aš nejaučiu taip. Nevaikščiai. Aš manau, kad ten... aš jau nedarau, man aš galvoju nereikalingas, nes aš daugiau neiškelsiu tos krūtinės. O kaip būna štai taip padaro? Tas mėsos pralaudimas. Šitą irgi daro, kaip tau geriau. Nu, ta prasme, čionais gali labiau pralenkti. Išties labiau gali, teoriškai. Čionais lop, bet vėlgi labai taisyklingai reikia, ne kad nesusižaloti. Darysim dabar metą. Tas didesnis skaitymas, kad ten pinavas nežinau. Nugarą, ne? Dar vieną pavadinimą. Čionais trauka viena. Bet čionais tu iš vis nervė, ne? Ne. O čionais net šiek tiek į kitą Aš dar pusę. ką darau, jo, teisingai pastebėjai. Ir žiūriu aš visada į save. Ir darau taip, kad galva nejudėtų, tik aš taip pusėje vaikščiau. Traukiu maždaug prie dubinkaulio. Aš reiks iš tikrųjų stengtis kuo aukščiau, bet nesigauna. Jo, ir ištempimas, kad jaustųsi, aš nuo čia net jaučiu nugarą. Supratau, davai aš mažesnį. Antelis stumet į priekį, ne? Hantelis pats krenta. Tu tik prilaikai ir... Ai, tu negatyvą prilaikėti. Jo. Jo. Ir tu stoji taip, kad tau būtų patogu laikyti tą nugarą.
Nes būna, kad pajaučiu tipo A. Jo. Ir galvą laikyti veidrodį, kada galva stovės tiesiai, tada pajausi daug geriau. Ne, aš Nu kaip ir jo, žinai, nesubuoju. Trumpesnį Žinai, būna montažo. Geriau kabys kampą. O? Ne? Tai aš vakar akcentuoju, kai rankų skaitina. Aš nejaučiu iš jūsų, jeigu išti su bloką daryti. Man pakibinimas. Raumuo geriau reaguoja, geriau apsikrauna. Ir vadimai tiesiog, kad tau būtų lysvaras tvarkingai, stovėti tvirtai. Aš čia pasilaikau ranką, tai tau neleidžia gal. Galvo laikyti. Daryk mostą, daryk tokį vidusį. Vašinį. Kad čia jaus tempimą, norėtum čia turi jaus. O kaip daro, žinai, būna tokį tipo? Jauna ta? Jo. Ne, aš darau, kurį man daro. Par, nu paprasta. Jo, man gerai jau. Pavartumu šito. Pratimas nebe pirmas. Pratimas ne, jis labai sunku. Sąžiningai darantais. Tai šita pirmoji koja labiau iš šono. Aš matai, aš net nejaučiu kaip. Atsistoji taip, kaip tau patogu. Atsistoju, kad lysvara man būtų. Nei priekį, nei atgal, nei šitą. Galim paklausti, vyca pavyzdžiui daro. Aš darau rankas. Einat rankas ir plius blauga. O tai šiandien sakė, dar vyca darys ten ir Dadedu. Kai darau pirmatį rankas ir bengant darau nugarą, tai dar viso dadedu. Aš dadedu papildomai, kurie man. Bet šitą irgi vienas tai daro. Prieš šitą vienas. Ir pratinė, tai galim sakyti. Atsimatus pačių pratimus daro, kad vieną kartą sėdint, kitą kartą. Rankas kol gali. Rankas kaip nori, ten tricą padaro, tricą ir maišą. Trica. Labai gerai, aš taip darau. Jo, aš darau 2 pratimus tricepsui, paskui vieną bicų, vėl 2 tricui, vėl vieną. Bicų viskai mažiau reikia, tricui daugiau. O ir dar Nedidesnė. turėsi kaip... Preso aš beveik nedarau. Dabar apšilimui padarau. Kaip? Supersetai, triple setai, kai jungiat Rankas darom tricą, bicą. jungiat kartu iškart be pertraukos, tarkim tricas, iškart bicas ar pratimus tik tais maišot. Pratimus tik ne. Tarp serijų nemaišot, ne? Darau. Taip. O nugarai kažkokius, kad supersetus darot? Ne, atskirai visus pratimus, ne? Jei aš jaučiu gerai, aš neišradinėju.
darai su šituo? Ne, su šituo aš. Šitą aš pajudinčiau, bet iš nugaros abejoju. Ne, su 15 aš turiu. Matai, čionais pas mane kaip ir su hanteliais. Aš su hanteliais, pavyzdžiui, krūtinį galiu ten padaryti, sakykim, su 30. Bet aš neprajausiu iš vis, aš tiesiog judinsiu ir viskas. Čionais tas pats, aš kem paimsiu, aš pastumsiu, o taip, bet kas iš to? Tu laikai pasvirus į fokus. Supratau. Stengtis neištiesti iki galo. Nepalaiduoti. Čia nereikia išvis. Už tą jausmą daugiau vis tiek autentikai. Ką padarom, pamoja ir trapeciją, ne? Pavarga. Man rankos pavargo, žinai. Jeigu čia jau turėsi, tai yra rankos to. Kaip užkeliat ir gaunas suspaudžiat, ar ne? Kad, nes būna žmonės visi kaip ištempia ir atvaro į priekį dar. Tai čia gaunas jau atsipalaiduoja raumuo, ne? Per daug užėmė, nereikia. Nereikia. Aš neveidau kažkur vantelį nuleidžiu. Koks dantytasis raumuo labiau akcentuojamas yra? Apvalus. Jo. Gerai, leidai. Taip ir leidai, kad laikai. Gerai. Ir kol pratikis kuo giliau įleisti. Pavyzdžiui, gal sunku, bet gali ranko garčių. O dabar vieną pagavau, vos. Sulengda, o. Truput galvo. Čionais vos tipo, kad per galvą nemuštų ir viskas. Tai dar daugiau nuleisk. Šitas labai geras. Tarkim, mentimis atsirėmus į soliuką nedarai, nuleidai būdai nieko daugiau. Bet tai... Tas pats, svarbu discipliningai darysi, nesvarbu. Leidai ją pačiu labiau išpešė, ne man reikia... Jo, dar visą korpusą po to leidai. Gale. Esi ištampęs ant tiek, kad tau čia siekia žemė, tada jo. Bet jei realiai čia aš jaučiu ant čia, man užtenka. Dabar dar darysit kartą? Jo, darysi. Ne, aš noriu dar biškai su virve aplikabint kulolerį. Paklausti, kaip ten su virve gaunasi. Nes yra dar su virve gali daryti, su stripu gali daryti, 4 kokie kulolerio variantai. Ir iš tikrųjų visi skirtingai jaučiasi, bet manai. O matęs kur nors, žinai, turbūt video matęs esi, pats tinkamiausias puloverio pratimas, čia kur rankomis atsisėdi, čionais platforma. Jo, daręs? Labai geras. Čia nėra, ne? Ne, pats veiksmas iš vis turėtų būti būtent iš alkūnių. Labai geras. Bet Lietuvoje aš nemačiau niekur kitoks būtų. Lemonžymė kalaitė yra. Ir aš kitoks, ne, būtent Pasiėmė ir... Jo, žiauriai geras. Tai va čia tikras puloveris. Netgi nedaug atlošė, bet iš šitų vietų atrama būna ir
Išspaudė, ne, jo rankos atpalaiduotos būtent iš tik kaip alkūnės. atsiranda. Nereikia tokio didelio mosto ir tiek jėgų netiduoda, kaip čia. Esu daręs, labai geras, man patiko. Geriau nei Hunter. Čia, žinai, jeigu taip anatomiškai žiūrėt, taip psichologiškai neteisingai, krūtinę darant, nugarą darant, o šitų vietų mums kaip ir nereikia. Jeigu nebūtų šitų, ta prasme, iki alkūnės, būtų geriau. Nes šiandien papildomas sąnarys mums kaip ir nereikalingas. Mes šiandien turėtumėm dirbti iš alkūnių, krūtinę turėtumėm Pusę kelio atimės, šiandien. darimų. Lieka. Ir plius ilgas kaulas. Viskas. Ne tiek, kad apkrovos galim paimti. Traumų praktiškai gal negauti ant tokio, nei čia. Traumų atžvilgiu vien tik treniruoklės sudaryti, ne? Tai tu jau priverstas visi taisyklingai daryti. Ten atleta, ne, kokie ten? Šiaulių, šiaulių. Vandžio ten, ne? Jo, tai treniruoklė jie jo, bet vis tiek, kur va yra ten life fitness kažkokie, jie kitaip, žinai, visokių pridaryti. Bet tu atliekant šitą piloverį vis tiek nuo pirmo nepagauni būtent sutraukimo raumens. Kažkur antras, trečias. Nuo pat pirmo pagauni? Tu nepagauni? Nuo antro, trečio kažkur. Pirmas šiaip juda, antras, trečias kažkur jau užkabina, tada jau nepaleidžia. Man petys neleidžia, pas mane nejudrus sąnarys, aš negaliu padėti. Vadimai, šitam pratimui darant, pamiršau pasakyti, 5 glausai ranka laikys. Nu jo. Laikai, ne? Jo. Tai visai kitas darymas iš tikrųjų. Mes irgi klausytas. Jo. Gerai, kad dėlis smolių daro, palaikys. Dabar sparčių padarom, o po to visi, kas darys, tai... Norėjau turbūt tą poloverį tik darant su štangele iš Tai davai, baigim trapeciją. Jo, o po to su visais klausimais. Ką trapecijai dažnai treniruoju? Trapecija prie nugaros visada dedu. Trapecija hantelis geriausias darymas. Teoriškai. Piramidė ir žemyn. Bet teoriškai trapecija naujokams daryti, ne? Nes, kuo didesnė trapecija, tuo vizualiai siauresni pečiai turėtų atrodyti, teisingai? Na, aš tai galvoju, naujokam tai realiai viską reikia daryti. Tiek trapecija, tiek blauzą, tiek bicepsą, viskas. Nu, bet žinai, tas naujokų padarimas, po 30 kilų. Nu jo, galvą judinu. Bet reikėtų daryti viską, bet taisyklingai daryti. Aš taip galvoju, nes
Aišku, tai paskui reikia žiūrėti, kaip tu atrodai. Jeigu tavo pečiai siauri, tai tu jau niekada trapecijos nedarai. Nes jie tau susiaurys vizualiai dar Va, aš labiau. apie tai klausiu. Bet jei pečių juosta gera, tai būtinai reikia daryti. O kodėl hantelis geriausia? Aš geriau jaučiu. Geriausiai jaučiu. O su tais, Jo. o prasukimus, žinai, kaip būna daro štai Nedarau. jokių būdų, ne? Aš darau šitą vieną va trauką, didėjančią tvarką ir vėl nusmailėjančią ir viskas. Vieną pratimą. Aš įsivaizduoju. Dar kai kada, nekada, laisva būna štanga šmitė iš galo. Bet aš vis tiek taip nejaučiu gerai kaip zuhantelis. Su štanga aš nepadarau gerai, zuhantelis man geriau. Mūsų štanga labai fiksuotas, Jo. plius į priekį, žinai. Jo, ką tik sakė. Jo, matai, jis atgal daro. Nu, taip daro. Jisai šiek tiek atgal. Op. Viršų, stengiasi klausų. Šitą žinau. Trapeciją darau greitai, nes greitai atšaldu. Kiek serijų gaunasi, va taip, kad kelias į viršų ir paskui Neskaičiuoju. Ne. Ai, žinai, kad pas mus salė yra 40 didžiausia, tai iki jų dainų, dar su jais. Aš šiaip darau pagal savietą, jaučiu, kad dar man gerai, dar darau. Jaučiu, kad jau pavargau, jau ramunė taip reaguoja, tada aš jau nulipu žemyn ir viskas, pabaigiu. O kai atgal irgi jau neskaičiuoja, tik ir kol... Ne. O sakot, iš nugaros, jeigu su štanga. Koks skirtumas, iš priekio ir iš nugaros? Nu, aš tik darau dėl papildomos apkrovos, kad raumenį, žinai, apkrovos kol pripranta prie vieno to judesio. Pakeitė iš karto jau tai, kad pats net jau kad raumuo kitaip reaguoja. Tai tik dėl to. Ten vienas ir tas pats raumuo einant šiaip realiai. Tik tai, kad pamaišyti pratimą. Matai, didžiausi žmonės, kurie daro klaidą, jie galvoja, kad trapecija yra štai šitie du kalniukai ir viskas. Jo. Trapecija yra va. Gili. Tai vat kaip jisai daro, matai, va, jisai suspaudžia tarsi ranką. Tai va šita trapecija labai gerai dirba irgi. Nes dažniausiai būna, sakykime, čiunais turi, o čiunais tokie kaip įduba. Tai vat atliekat būtent taip, o ne į viršų tik tai. Tada dirba ir šita dalis. Jeigu tik tai įsikeltų į viršų vertikaliai, tada tik čiunais dirbtų ir viskas. Trapecija šiaip didelis raumuo, bet labai mažai kas apie tai žino. Svariais. Gal 16 pradėjau sportuoti. Tas sportas, žinai, ten toks buvo, kad bilia kilnuot. Nei taisyklingai, nei ką darė. Dabar darytum viską kitaip ir traumų turbūt. Jei dabar turėčiau tiek, kiek turiu žinių, tokio amžiaus, tai būtų pavyzdžiui. Visi visose srityse taip daryti. Tas pats tikriausiai. lygis, jo. Kitaip neišmoksi, darai mokiniesi. Taip ir yra, jo. Kaip sako, žinai, aš ten rodau vieną kitą pratimą, gal tu jo niekada ir nepajausi, tau jis nepatiks. Atsirasi, kas tau geriau. Čia reikia ieškoti pačiam. Aš irgi prabandęs jų N, bet aš va dabar ką rodžiau, šitie pagrindiniai mano pratimai. Aš visada gerai jaučiu. Tokį pratimą, tokį darysiu vis tiek raumenys tie patys. Svarbiausia, kad jaustum. Jo. Tu tokio dalyko negali būti. Padarai tu treniruotę ir tu darai, transkaičiu visuotis, bet tu nejauti raumenys. Čia blogai. Aš kad daryk kaip nori, kokį nori pratimą, jeigu man darai, labai gerai. Paskutinį padarom ir šitas, ne?
yra pratimas, kurį darai ir iš vis nejauti. Dėl to ir nedarai. Nu, sakykim, daugelis nemėgsta leg preso. Ta prasme, svoris juda pirmin atgal, o apkrovos Man geras. geras. Jo. Jį reikia daryti lėtai. Tai neduotų amortizuoti nuo pilvų. Tipo, atsitrenkia ir bach atgal. Tu nereikia. Labai blogai, net slankstelių spaudimas gaunasi, tu man, tu turi tik tai nusileidę ir iš kojos vėl užpakalį iš dvigalių kelti į... Bet šiaip kojų spaudimas vienas Labai geras. tokių pavojingesnių, sakykime, ne? Nes dažniausiai kelia iki tiek, kol pasikelia netgi dubuo. Labai blogai daro, Ir kad tada- amortizuoja, užsiriečia net tiek. Ne, taip negalim. Tai nėra gerai. Susistabdėjim. O kojų padėtis, jeigu... Tai kojų padėtis tai ir vėl, kaip ir tiesimas. Siauriau, tiesiau, plačiau. Čia tas skraipimas raumenų tik tai viskas. Ką? YouTube aš darau. YouTube darau. Aš kaip kojas padarau, tai man čia visa. Žingsniuoji ar vietoj? Aš vietoj. Aš darau su štanga, 10 ant vienos, pailsiu visi ir kitos vėl 10. Tai prasme, neužsimeti kojos būna, aš neužsimeti. Ne, aš darau su 100 kg štangą, tai ką tai užsimes. Sugriūsiu. Ne, aš iki 105 su štanga. Bet aš darau jau įtūkius iki 6. Pakartojam. Ne, Setų. pakartojimus. Ai, pakartojam? Bet įtūkius tai labai svarbu. Darom dar. Ar jau viskas? Aš manau, kad viskas. Užteks. Bicepsą darom, ar ne? Aš manau, kad ne, dėl Užteks, dėl gerai, laiko, jo. gerai. Galim padėsim, kas ką nori padaryti. O apatinę nugaros dalį neliečia. Gal dabar Trauką aš minimaliai darau. Ir darau. Ir dariau. Ir dabar nedarau, nes aš dėl varžybų nedarau, nes nenoriu, kad čia iš šono raumenys jo. labai dirba šonai ir presas, ar ne, pritrauks? Viskas dirba ir ypač šitie patiniai. O man jie stambus nereikalingi varžybos. Yra daug labai variacijų. Jo, šitų labai daug sudėjo. Jeigu, nes kuo stambesnė pačia, automatiškai tau šitas sumažina, kuo siauresnis lymuo. Bet sakot, irgi nuo jos priklauso tas... O jeigu aš darau trauką, aš darau nuo aukštų pakilimų, tik tai, kad kuo mažiau nugara dirba. Aš ją darau dėl trapecinių. O kai būna, pavyzdžiui, daro trauką ir nori deda ant žemės, nuleidžia iki žemės. Ar jūs rekomenduotumėte jį nuleisti iki žemės, ar tiesiog daryti taip, kad... Aš nesumuždavau žemės. Nesumuždavau? Nes aš pastebėjau daug kas muša su žeme, bet aš kai pabandžiau, tai man toks eina kaip ir toks dirbt per tą nugarą. Ir Diegia kažkaip nugarą. jo labai nepatiko man. Tai aš, Bet tau pavyzdžiui, niekad nenuleidžiu. nedaryk, tu darai šitą va darai trauką, jo? Jo. Aš darau ir šitą ir tiesiog man mėgstamiausias pratimas labai darau. Tada tu ją daryk stipriai nugarą, pirmą gal nuo pakėlimų, nuo aukščiau. Būna, nu, kaip stovas, štangas, tas, ne? Ir nuo čia va kel, ir užtenka. Tik ir nugarai saugiau bus. Labai daug nereikia užlaužti, kad stuburą laužtų. Tik tai šiek tiek ir viskas, jo, tik ir viskas. Yra kai kurie daro, kad, pavyzdžiui, visiškai jų nugara tos pačios padėties būna. Kaip čia gaunasi? Nu, daro va taip, kad jų nugara nekeičia padėties, va taip va būna. Ne, tai... Ir daro kiti, kad taip. Tai yra 3 tipų traukos. Jo, yra tipų. Yra, jo, sumo. Tai čia sumo yra, tu kalbė. Plačių paėmimų šitą. Ką daro? O aš darau šitą. Tai pavojingesnė iš tikrųjų, tas saugiau daryti. Bet ir tau reikia trauką daryti. Ne, aš šitą dabar klausiu. Tai gal tu Tomas kuris geriau patogiau ir... Ne, aš tai dėl to, kad saugiau būtų, tai nuo pakėlimo, kad nekeltai nuo... Nes pats pagrindas, pats pavojingiausia vieta yra tada, kada nuo pačios keli. Kad, žinai, kažkas nebrakšėltų, netinklų, tai tu nuo čia va. Nu, čia yra mažas laipsnis kampų gaunasi, jo. Tak ir užtenka tos apkrovos išbandyti. O hiperekstenzija? Tai iš vis nugarai darai. Ta, darai sakai... Nedarau aš apačios iš vis. Iš vis nedarai? Nedarau. Nu, galima sakyti, čionais dirba normaliai nugarą. Jo. Nu, kažkiek kojas darant. Nedarau aš nugaros apačios, nes... Kodėl nenorit talijos? Jo, dėl talijos.
Jokių šoninių nedarau. O vidiniam raumenim nieko nedarai, tarkim, kregždutės su gimnastikos kamuoliais mažais. Dėl preso dažniausiai klausia, kiek pratimų presui, kaip dažnai, kokius pratimus. Presui užtektų ir vienos kartų per savaitę, bet labai gerai padaryti. Sunkesnį pratimą kokį pasirinkti. Jo, sunkesnį ir... Ta prasme, koks susirietimai, tai čia ne pratimas. Ne, geriausia tai daryti tuos 3 visus. Kojų kėlimas šiai būtų. Ant Turniko labai geras. Tai čia nais irgi jausmo gerai dirbo, kada leidžiu kojas. Ir šitas apačios padaryti ir patį pagrindinį lankstimą. Kartą savaitę. Jo, pirmas. Ratukas labai geras, aš darydavau. Dabar neturime šio. Labai geras ratas. Būtent raumens išdirbimui. Žiauriai geras. Jeigu ir galimybės, aišku, viską galima, bet tas ratas labai geras. Visas pilnas stresas jau dirba šį darydavau. Davai, gal mes šeiką turi, atsigeriam ir sugrįžtam. Pasižiūrėsim į klausimus, atsakysim. Turiu. Einam mes tada šeiką, atsigersim po...